Piknaudžiavimas valdžia. Vienas sunkiausių nusikaltimų yra piknaudžiavimas valdžia. Kodėl piknaudžiavimas valdžia? Visai paprasta, nes kiekvieno valdžios turėtojo valdžia nukreipta į žmones. Jo nusikaltimo lygis priklauso nuo valdomų žmonių skaičiaus. Pentagonas ir pavyzdžiui NATO dėl savo dabartinio piknaudžiavimo valdžia daro neigiamą poveikį visiems pasaulio gyventojams. Kaip jie piknaudžiauja valdžia? Vis labiau palikdami savo pradinę gynybos misiją, jie neteisėtai vykdo agresyvias atakas. Masinio informavimo priemonės tęsia šį piknaudžiavimą valdžia. Užuot viešai pasmerkusios jų sunkius nusikaltimus, jos juos netgi dengia, pateisina, išaukština ir taip visose tautose uždega pasiryžimą kariauti. Savo ruožtu teismai palaiko šį piknaudžiavimą valdžia, pasyviai nutilėdami ir oficialiai paneigdami. Piknaudžiavimas valdžia yra vienas sunkiausių nusikaltimų etikos moralės požiūrių. Kiekvienas piknaudžiavimas valdžia yra kaip pagrobimas, kur bejėgiški ir pažeidžiami pagrobtieji sistebingai išnaudojami, kankinami ir atiduodami mirčiai. Tačiau plačiausiai pasaulyje paplitusi piknaudžiavimo valdžia forma nėra tokia tiesmuka ir akivaizdi. Dažniausiai jį ateina tikslingo melo, veidmainystės ar piktos apgaulės keliu. Panašiai kaip labdaros organizacija, kuri nuolat renka aukas skurdžiausiams vargšams, tačiau šios pinigus slapta perduoda pavojingoms teroristinėms organizacijoms ir visų piknaudžiavimų valdžia. Pagrindinė priežastis ir motyvacija yra pinigų ir galios troškimas. Tai, ko niekas nenori pripažinti, dėja yra karti ir akivaizdi tikrovė. Piknaudžiavimai valdžia šiandien paplito visur ir masiškai. Tačiau tautos yra kaip maži vaikai, kurie nei girdi, nei tiki ir tikrai nenori pripažinti, kad jų tėvai vykdo sunkiausius nusikaltimus. Vis dėlto laikas prabusti, suaugti ir išsiugdyti jautrumą valdžios piknaudžiavimui, kadangi valdantieji užmerkia akis prieš piknaudžiavimą valdžia, nes patys yra su tuo susiję. Jeigu keli dar likę dorieji valdžioje nekovos kartu su paprasta liaudimi prieš valdžios piknaudžiavimą, greit pasibaigs išgirtoji laisvė. Galime matyti, kaip daugybė valdžios piknaudžiavimo metastazių įsisiurbė į daugelį gyvenimo sričių. Akivaizdu, kad beveik visose gyvenimo srityse kelių asmenų pelno siekimas dominuoja prieš visuomenės gerovę ir interesus. Beveik viskas yra pelno siekimas. Beveik visa medicina ir mokslas pirmiausia yra skirti pelno didinimui, o ne sveikatai. Po mokslinių tyrimų, aplinkos apsaugos, klimato apsaugos ir taip toliau uždanga kaupiami trilijonai dolerių. Kita vertus, nesuskaičiuojame daugybę aplinką tausojančių technologinių pasiekimų yra sąmoningai slepiami. Visame pasaulyje žmonės kenčia nuo neproduktyvių privalomų mokesčių, pradedant privalomuoju mokesčiu už radiją ir televiziją, vis brangesniu privalomuoju draudimu. Taip kaip privalomuoju pastatų draudimu piknaudžiaujama prieš namų savininkus, taip yra ir beveik kiekvienoje draudimo srityje. Jie vis didina nepakeliamus draudimo mokesčius. Kita vertus, slapčia įtraukia vis daugiau draudimo sąlygų, užrašytų smulkesniu šriftu. Šios sąlygos įpareigoja apdraustai įsigyti vis brangesnę įrangą savo sąskaitą. Net jei būtų kalbama apie atitinkamos kokybės virtuvinę šluostę. Jeigu privalomuoju draudimu apdraustasis dėl nežinojimo ar finansinių trūkumų neturi kurios nors nuolatinės papildomos saugumo priemonės, visais atvejais draudimo bendrovės atsisako padengti žalą. Įvesdami vis daugiau ir daugiau mokesčių, specialių mokesčių ir rinkliavų, valstybė ant kiekvieno kampo piknaudžiauja savo gale. Po to, kai mokesčių mokėtojų lėšomis įrengiami keliai, automobilių stovėjimo aikštelės ir viešoji infrastruktūra, vis tiek jie dar turi mokėti mokesčius už naudojimąsi keliais bei greitkeliais, už automobilių stovėjimą ir aplinkosaugą. Nors seniai žinoma apie nepalyginamai pigesnės sveikatos priežiūros,
alternatyvas. Tačiau virš jų dominuoja farmacijos ir skiepų pramonės piknaudžiaujanti valdžia. Be skrupulų toliau tęsiamas visų tautų mirtinas priverstinis spinduliavimas. Tai rodo mobiliojo ryšio gigantų piknaudžiavimą galia. Jie aukoja visų tautų sveikatą, siekdami maksimaliai padidinti savo pelnus. Ir tai vyksta nežiūrint mūsų pagristų įrodymų pranešimuose ir brošiūrose. Tačiau pavojingų antenų statyba tęsiasi nestabdomai. Ir kenksmingas bevėlio perdavimo technologijų poveikis, tokių kaip Wi-Fi ar mobiliųjų telefonų, taip pat yra nutylimas. Visa tai piknaudžiavimas galiomis. Be to radio dažnių technologijų kūrėjai piknaudžiauja savo gale, siekdami priversti visus žmonės implantuotis čipą po oda. Visa tai daroma tyčia, nepaisant griežtų senųjų pranašysčių, paskelbtų prieš 2000 metų, kurios tiksliai apibūdina šias technologijas ir uždraudžia jų priėmimą. Visa tai tik neapsakomai didelio ledkalnio viršūnė. Piknaudžiavimas valdžia taip pat vyksta per nuolat augantį privatizavimą, o taip pat per masinę imigraciją, prekybą moterimis ir vaikais, narkotikų legalizavimą, lyčių ideologiją, ankstyvąjį lytinį švietimą, aplinkosaugą, priverstinę demokratizaciją. Piknaudžiavimas valdžia slypi už ateinančio grynųjų pinigų draudimo, stebėjimo technologijų, laisvosios prekybos sistemų ir kita. Tegul šis mažas paraginimas padaro tai, ko negali aprašyti jokie žmogiški žodžiai. Nuoširdi žmonija, pabūski iš savo gilaus, hipnotizuojančio miego. Pripažinkit tautų plėšikų piknaudžiavimo valdžia. Atsistok ir susivienyk prieš šios dalykus. Immer auf dem neuesten Stand mit dem KlarTV Newsletter. Heute noch abonnieren: www.klar.tv/news.